Grigorijus Aleksandrovičius Puškinas gimė 1835 metais Sankt Peterburge, Rusijoje, garsaus poeto Aleksandro Puškino ir jo žmonos Natalijos Gončiarovo šeimoje. Jo tėvas, vienas iškiliausių rusų literatūros kūrėjų, žuvo dvikovoje 1837 metais, kai Grigorijui buvo vos 2 metai. Tėvo mirtis ir tragiškos aplinkybės šeimą paliko tiek be materialinės, tiek be moralinės paramos. Tai darė įtaką Grigorijaus gyvenimui ir tolesniems jo pasirinkimams. Grigorijus pasirinko karininko kelią, tuo metu būdinga aukštesniosios rusų visuomenės atstovams. Jis tapo artilerijos karininku, tarnavo Rusijos artilerijos daliniuose ir dažnai buvo siunčiamas į imperijos pasienio regionus, kur buvo reikalinga aukštesnio rango karininkų priežiūra ir kontrolė. Lietuvoje, kaip imperijos teritorijoje, nuolat vyko imperinės administracijos ir kariuomenės veiklos, kuriomis buvo siekiama užtikrinti imperijos stabilumą ir kontroliuoti vietinių gyventojų judėjimus. Lietuviai tuo metu aktyviai siekė išlaikyti savo kultūrinį identitetą ir autonomiją. Nors ir veikė carinės valdžios priespaudoje, o tai kėlė iššūkių Rusijos administracijai. Kaip karininkas, Grigorijus Puškinas galėjo būti tiesiogiai susijęs su šių įsakymų įgyvendinimu ar vietinės tvarkos priežiūra. Lietuvoje Grigorijus greičiausiai susidūrė su kitokia nei Rusijoje kultūrinė aplinka ir galėjo pažinti regiono papročius bei vietinių gyventojų tradicijas. Kaip ir daugelis kilmingųjų, jis buvo išsilavinęs ir galėjo jausti tam tikrą kultūrinį bei intelektualinį susidomėjimą lietuvių kalba, liaudies menais ar papročiais. Nors išsamios informacijos apie jo kultūrinius kontaktus ar susitikimus su vietos elitu nėra išlikę, jo buvimas Lietuvoje gali būti laikomas dar vienu asmeniniu ryšiu, formavusiu jo pasaulėžiūrą ir supratimą apie daugiakultūrinę imperiją, kurioje jam teko gyventi ir dirbti. Grigorijus Puškinas 1883 metais vedė Aleksejaus Melniko dukrą Varvarą Melnikovą Moškovą. Markučių dvarą tėvas jai buvo padovanojęs kaip kraitį 1875 metais. Grigorijaus ir Varvaros Puškinų santuokos ceremonija įvyko Vilniuje, kuklioje Pokrovo cerkvėje. Būtent šioje cerkvėje prie sutuoktinių globojamos švento kūdikėlio Jėzaus vaikų prieglaudos ir įvyko jų vestuvės. Po vestuvių jaunavedžiai išvyko gyventi į Rusijoje Michailovskoje esančią sodybą, kurią 1899 metais pardavė ir sugrįžo į Lietuvą, Markučius. Varvara ir Grigorijus visą gyvenimą aktyviai užsiėmė labdarą, pastoviai gyveno Markučių dvare, kur 1905 metais Grigorijus Puškinas ir mirė. Buvo palaidotas šeimyninėse kapinėse Markučių parke.
Nors Grigorijus Puškinas nepaliko žymių literatūrinių darbų, jis atliko svarbų vaidmenį saugant ir puoselėjant savo tėvo Aleksandro Puškino palikimą. Dalyvavo renginiuose ir iniciatyvose skirtose garsaus poeto atminimui. Rūpinosi šeimos archyvu, dokumentais bei prisiminimais, kad tėvo palikimas būtų prieinamas ateities kartoms. Nors Grigorijus Puškinas pats nebuvo rašytojas, jo tėvo, garsaus poeto Aleksandro Puškino, vardas ir palikimas lėmė, kad Grigorijus jautė didelę atsakomybę už jo atminimą. Būdamas tėvo palikimo sergėtoju, jis rūpinosi, kad poeto kūriniai būtų plačiai skleidžiami ir prisimenami. Lietuvoje tuo metu augo švietimo ir tautinės sąmonės reikšmė, o Aleksandro Puškino kūriniai buvo žinomi dėl savo literatūrinės ir kultūrinės vertės. Todėl tikėtina, kad Grigorijus prisidėjo prie tėvo poezijos sklaidos ne tik Rusijoje, bet ir kitose imperijos dalyse, įskaitant Lietuvą. Grigorijaus Puškino indėlis svarbus kultūros istorijai, nes XIX amžiuje literatūra buvo viena pagrindinių priemonių jungusių skirtingų tautų ir regionų žmones. Markučių dvaras, būdamas Puškino šeimos nuosavybė, tapo svarbiu kultūros centru Lietuvoje. Čia buvo puoselėjama literatūra ir menas, o tai prisidėjo prie Lietuvos kultūrinės tapatybės formavimosi. Nors dvaras šiandien gali būti vadinamas kaip istorinė vieta, jo reikšmė nepaprasta. Jis ir toliau simbolizuoja Grigorijaus Puškino ir visos šeimos indėlį į literatūrą ir kultūrą, taip pat prisideda prie šiuolaikinių kultūrinių ir istorinių tyrimų.